Laiko mašina nusileido į Vilniaus autobusų stotį, o jūs spauskite prenumeruoti kanalą, pamėkite, parašykite komentarą, jums tai nieko nekainuoja, o mane įkvepia parengti daugiau panašių reportažų. Laiko raštais išmargintos stotys, o benamių paguodos peronai, kai apnuogintos visos klastotės. Gero kelio jums, ponės ir ponai, aš parduodu jums viltį sugrįžti, todėl ir neduodu grąžos. Maloningai prašyčiau nepykti, na neturiu jų protingos kasos. Po antrojo pasaulinio karo pirmoji stotis Vilniuje iš tikrųjų buvo visai ne čia. Jų buvo Ukmergės gatvėje, vėliau persikėlė į Daukšos, dar vėliau į Liepkalnį, o nuo 58 metų maždaug pradėjo steigtis čia, kol 1974 metais architektas Vytautas Brėdikis sukūrė šį dabartinį, kurį matome, autobusų stoties projektą. 2000 metais stotis buvo šiek tiek renovuota, bet per 25 metus ji tapo ir morališkai, ir fiziškai pasenusi. Todėl 2029 metais trečią ketvirtį čia turėtų viskas atrodyti visiškai kitaip. Štai kaip viskas atrodo dabartinėje autobusų stotyje. Galime čia pasivaikščioti, ypač vasarą čia krebžda gyvybė, nes čia tie visi bariukai, kavinės, išsitraukia staliukus. Na ir čia, taip sakant, kiek girdėjau atsiliepimų, nėra taip jau labai saugu, nes renkasi įvairiausio plauko žmonės ir galbūt ir gerai, kad ateityje viso to greičiausiai neliks. Piktas žmogus. Čia tokių būna. Rudenį Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė projektą su pasaulinio garso architektų biuru, kuris vadinasi Zaha Hadid Architects, ir buvo išvystyta koncepcija, kuri vadinasi Green Connect. Jungti, o neskirti. Tai yra stoties rajoną jungti su naujininkais, naujamiesčiu, senamiesčiu, kad visa tai prigytų naujam gyvenimui. Na, o statant naujus pastatus bus naudojama mediena, bus stengiamasi vadovautis žaliosios koncepcijos principais ir čia atsiras tokia aikštė, amfiteatras, kur bus poilsio zonos. Amfiteatro viduje bus įrengtos tarpmiestinių ir tarptautinių bilietų kasos, o anot autobusų stoties administracijos jau ir dabar bilietų kasmet parduodama, atspėkite kiek, ogi tik šiek tiek mažiau nei Lietuvoje yra gyventojų. Kiekvienais metais autobusų stotis parduoda apie 2 milijonus bilietų. O dabar laiko mašina, aš atsidūriau į gūdžius 90-uosius metus ir mes čia pardavinėjome laikraščius. Parodysiu dabar, kur visą tai vyko. Žmonės, mūsų viltis ateidavo štai iš ten. Didžiuliai srautai, kadangi laukia ilga kelionė autobusu, tai aišku reikia laikraščių. Ir iš tikrųjų čia buvo spaudos kioskas per vidurį, šalia jo gėlių kioskas. Tai mes su didžiuliais pundais jos laikydavome taip ant rankų, ten būdavo spauda labai sunki. Tai va, tai mes stovėdavome priešais spaudos kioską ir aišku, kioskininkė pykdavo labai, nes mes atmušdavom Lietuvos spaudos klientus. Tai, na, ką padarysi, toks buvo laikmetis, buvo gūdūs laikai ir mes taip pelnydavomės duonai, pardavinėdami ir labai aktyviai siūlydami laikraščius ir turbūt parduodavome netgi daugiau negu tas spaudos kioskas. Maždaug nuo 6-7 ryto iki 10 parduodavom apie 150 vienetų Lietuvos ryto. Respublikų būdavo gerokai mažiau. Tuo metu tai buvo visai kitas laikraštis, nei dabar žinome. Būdavo ten apie 20 kažkur parduodavom. Ir dar buvo laikraštis Pirmadienis, jis ėjo 90-98 metais. Jo tiražai keitėsi, buvo ir didelis, toks pramoginis buvo laikraštukas. Dar turėjo priedą, tai bent vadinosi kaip Benski laikraščio
Vilniaus laikraščio Tąsa kažkokia buvo tas pirmadienis, jisai buvo ganėtinai populiarus tas laikraštis. Ir mes čia stovėdavome bet kokiais metų laikais, nes turbu pavasaris, ruduo, žiema, -30, nes būdavome laikraščius užprenumeravę, dideliais kiekiais už juos sumokėję. Tai ką mes darydavome, kai labai sušaldavo kojos, tai mes tos pačius laikraščius paimdavome, nusiaudavome batus, apsukdavome, piniodavome kojas tais laikraščiais ir batus atgal užsimaudavome ir kantriai pardavinėdavome. Toliau. Ar sutikdavote konkurentų? O konkurentai lįsdavo iš visų galų, iš tikrųjų tai buvo vaikai, senukai, mūsų kolegė moteris, kuri su kūdikiu ant rankų lipdavo į autobusus, siūlydavo laikraščius kaip į geležinkelio stotyje, tai konkurentų tikrai netrūkdavo ir netgi vogtų laikraščių tokie banditėliai siūlydavo mums pigiau įsigyti, jie išplėždavo pašto dėžes visokiose justiniškėse ir čia atveždavo mums, siūlydavo, kad mes į tai žiūrėdavom skersai, bet netgi su jais susimuždavome taip, kad rankas nuo kraujo kartais tekdavo pasivalyti tos pačius laikraščius, gūrkus buvo laikai. Rimta. O Nerijau, kodėl jūs su gitara? Aš girdėjau, kad jūs ir dainą sukūrėte apie savo patirtį, kai 13 metų pradėjot laikraščius pardavinėti. Taip, aš esu sukūręs ir autobiografinį romaną Emigracija, kuriame esu detaliau aprašęs visus šiuos įvykius, bet yra ir daina, kuri vadinasi Laikraščių pardavėjas. Neturiu. Iš 3 aikštelės išvyksta autobusas į ateitį, per praeitį ir dabartį. Aš parduodu jums karštą naujieną apie karą, o paskui apie taiką. Jūs galvojate, man šalta šiandieną, -30 pamečiau laiką. Čia stovėjo toksai vagonėlis panašus kaip regime dabar ir mes nusipirkdavome, kad nesužvarptume juodos arbatos vienkartiniuose indeliuose ir turbūt patys skaniausiai hot dogai, dešrainiai buvo pardavinėjami štai ties šią vietą. Labai skani bandelė būdavo, ten dėdavo žiriniukų su majonezu, dar lyg tai bananus ir kitokius vaisius čia mūsų vienas pažįstamas pardavinėjo. Tai čia virė gyvenimas kaip reikiant, o dabar ką mes regime, tai dar išlikę nuo tų laikų, išlikę pardavimo taškai. Čia yra įvairių prekių, kaip matome, kompiuterių salonas, lombardas, kaipgi stotis be jų. Ir visokių tokių kiniškų menkaliukų pardavimo vietos. Keliaukime vidun, pasižvalgysime į laukimo sales. Čia vat toje vietoje, kol nebuvo rekonstrukcija, tai toks buvo kaip ir policijos poskyris, atsimenu. Kartais policija tikrindavo mūsų leidimus, ar turime, netgi tokių reikėdavo laikraščių pardavimui. Ir jeigu nedaug dievė būdavo jis nepratęstas, tai tada nusivesdavo mus į tą kambariuką, paimdavo mūsų Lietuvos rytus TV antenas ir šaipydamėsi iš mūsų, tuometiniai buvo tokie pareigūnai, gliaudydami saulėgrąžas, užlaikydavo mūsų brangų pardavimo laiką. Na gerai, bet neigiamas emocijas dabar truputėlį į šalį. Štai čia, kaip ten bebūtų, viskas dvelkia kelionių dvasia. Ir matome keleivių belaukiančius autobusus. Tai yra peronas, iš kur išvykstama. Kairėje, kiek kairiau, yra peronas, į kurį atvykstama. Štai Vilnius, Kaunas per Elektrėnus. Iš mūsų laikraščius pirkdavo ir tuo metu labai žinomi žmonės. Aš atsimenu, iš Žasų Marius Berenis dažnai įsigydavo Lietuvos rytą prieš kažkur išvykdamas. O kai dar Žasai groja visai kitokio stilio muziką ir tai buvo metalas, jeigu kas prisimena, tai jie turėjo irgi tokią vieną dainą, kur dainuodavo: jie paklausė, kokiame jis gyveno rajone, jis gyveno stotyje. Ten kiek tolėliau, nuo tų laikų išlikę griuvėsiai, pastatas iki galo nesugriuvo pelėsiais ir kerpė.
apaugęs žemai. Šioje vietoje yra siuntų tarnyba, bagažai ir galime keliauti tolyn, pasižiūrėti į kitą dalį, nes visa tai turbūt teliks istorijoje, kai viskas bus čia perdaryta, nušluota nuo žemės paviršiaus. Gal kam karštų pyragėlių, jeigu kas išalkote, jeigu ilgai keliavote. Per Skaidiškes į šveicarus. Vilnius, šveicarai. Beveik Šveicarija. Kai jau būdavo labai šalta ir nepadėdavo net laikraščiai batuose, tai mes eidavome į vidų pasišildyti kojas, einam parodysiu, kur mes tai darydavome. Tai čia buvo gėlių kioskas, spaudos kioskas ir oždavo kiaurai skersvėjai iki perono, o mes čia įdavom tada. Ir čia eidavo tokios angos, metalinės tiek viduje, tiek išorėje, iš jų pūsdavo šiltą orą. Ir tas kojas mes sukišdavome į tas angas, tai čia tiek su tokiais labai išgerti mėgstančiais žmonėmis, tiek su visokiamis plaštakėmis, kurių čia apstu būdavo ypač tais laikais šildydavomės kojas. Mes buvom laikraščių pardavėjų, tam tikra pardavėjų gildija tokia. O čia ir parduodami visi tie 2 milijonai bilietų. Čia aš ateidavau, kadangi laikraščiai būdavo iš daugybės priedų, būdavo Lietuvos rytas turėdavo sostinę priedą, TV antenas, o mums reikėdavo jos parduoti greitai. Tai aš juos susipakuodavau prie tų kasų, susidėdavau taip, kad būtų patogu laikyti. Ir mes dabar esame bilietų pardavimo vietose. Laiko raštais išmargintos stotys, šarlatanų ir sukčių gadynė, kai apnuogintos visas klastotės, kurias taip giliai jau įmynė. La la lai lai, lai lai, lai la da 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 dai. Autobusas jau išvyko, traukiniai išdundėjo ir niekad nesugrįš ir nereikia. La la lai lai, lai lai, lai da ti da da ti da, la la lai lai, lai lai, lai da ti da da ti da. Ir niekad nesugrįš tam. Ir niekad nesugrįš. Na, o čia yra ta vieta, kai jau pardavę laikraščius, sušalusiais purvinais pirštais, ateidavome čia susiskaičiuoti tai, ką uždirbome. Ir iš tikrųjų galbūt būtų įdomu, kokios tai buvo sumos. Tai galiu pasakyti, kad nuo 6 iki maždaug 10 ryto mes uždirbdavome po 60-70 litų, kuriuos čia susiskaičiuodavome. Ir tai tuo metu iš tikrųjų buvo mums, paaugliams, didžiuliai pinigai. Nes mes tą darė maždaug nuo kokių 93-94 iki pat 2000 metų. Na štai, šį reportažą ir baigiame, o jūs paspauskite prenumeruoti kanalą, jeigu norite panašių vaizdo įrašų. Kaip jau minėjau, tai jums nieko nekainuoja, o man yra didelis įkvėpimas mokytis, tobulėti. Ir mes laiko mašina čia nusileisime 2030 metais ir pažiūrėsime, ar atsiras šitie visi žadėti amfiteatrai, ar viskas nepasimes vėl kokiose nors biurokratinėse pinklėse, ar ši vieta bus sklandžiai sujungta su Naujamiesčiu, Senamiesčiu, Naujininkais ir kitais rajonais. Laiko mašina, tavo nostalgijos kanalas.